Sveiki, gyvi, čia Agnė Juškėnaitė ir šiandien mes išpakuosime Y kartą. Y karta jums yra greičiausiai geriau žinoma kitų pavadinimų tūkstantmečio karta arba millennials. Tai yra žmonės gimę nuo 1981 iki 96, tame tarpe ir aš gimusi 92. Taigi šiandien aš noriu kartu su jumis išpakuoti tūkstantmečio kartos dėžę, kuri štai dabar labai dailiai išstovi ant mano lentynos, kurioje mes rasime kai ką, kas turbūt kiekvienam Y kartos atstovui sukels šiokią tokią nostalgiją. Pirmas daiktas, kurį aš radau savo sendaikčių dėžėje ir kuris neabejotinai sukels prisiminimų Y kartos atstovams, yra be abejonės CD diskai. Ir ne bet kokie diskai, o diskai, kuriuos mes įrašydavom savo to meto klausomiausią muziką. Mano atveju tai yra alternative, classical, instrumental, oldies, retro ir, žodžiu, visiškai standartinės paauglės playlistas, ar ne? Tuo metu, kai nebūdavo jokių Spotify'ų, apskritai, kai internetas dar neegzistavo, mes savo muzikos klausydavomės iš tokių milžiniškų CD grotuvų, kurie mums netildavo į striukių kišenes ir dažniausiai tenai sukdavosi neoriginalus muzikinis diskas, kurį būdavo pakankamai sudėtinga gauti Lietuvoje, bet štai toks vat įrašytas diskelis su savo muzika. Tęsiant toliau ir kalbant apie 90-2000 laikotarpį, net jeigu dabar ir nebeskaitote komiksų, greičiausiai pamenate, kad tuo metu buvo leidžiamas labai populiarus komiksas Donaldas ir kiti. Šis komiksas yra leidžiamas ir dabar, o aš pati savo tėvų namuose esu surinkusi nenormalaus dydžio šio komikso kolekciją, kuri tęsiasi nuo 93 metų. Tačiau jei esate tikras Y kartos atstovas, jūs prisiminsite ne tokius komiksus, o gerokai didesnius, storesnio popieriaus, apskritai laikraštį primenančius komiksus, kurie vadinosi Mickey Mouse. Kosmosas, kosmosas. Nederėtų pamiršti ir to, kad Lietuvoje augusiai Y kartai pakankamai didelį įtaką darė ir šiokie tokie istoriniai įvykiai, pavyzdžiui, kaip nepriklausomybės atgavimas. Todėl nieko keisto, kad dauguma mūsų savo vaikystę praleidome šiokią tokią sovietinio prieskonio aplinkoje, apsupti sovietinių žaislų, kuriuos tikrai turbūt visi atsimename, ir tokių įvairių objektų, kaip pavyzdžiui ši Donaldo lempa. Hebra, aš neturiu nieko prieš Donaldą ir juolab nieko prieš lempas, bet šitai yra sovietiškiau už kilimą ant jūsų bobutės sienos. Lygiai tą patį turbūt galima pasakyti ir apie šitą super sovietinį Skrudžo Makdako žaisliuką, kuris į Putiną yra panašesnis gerokai labiau negu į bet kokią antiną. Jeigu esate tipinis Y kartos lietuvis, jūs greičiausiai turite ir kokį tetą ar dėdę, kuris nuo sovietų priespaudos paspruko į tolimąjį užsienį. Tokiu atveju nebūdavo nieko geriau nei sulaukti lauktuvių iš to tolimojo užsienio, kur visokie malonumai ir technologijos buvo gerokai labiau pažengę nei tuo metu Lietuvoje. Man šį laikotarpį atspindi dėdės iš Amerikos atsiųstas Game Boy Color. Konsolė puikiai veikia ir po šiai dienai ir žinokit, realiai negaliu apibūdinti nostalgijos jausmo, kai įsijungi konsolę ir užgroja tą seną muzikėlę, kur tiesiog polifonkė, bet tai yra pusė mano vaikystės. Kalbant apie geiminimą, jaunieji Y kartos gameriai greičiausiai savo rankose galėjo turėti tokį technologinį stebuklą. Tai yra antroji PlayStation konsolė pasirodžiusi 2000 metais. Nors šiandien ji yra nerealiai prastų specifikacijų, tuo metu tai buvo tikras technologinis atradimas. Ir kad galėtumėt suprasti, kaip labai tiesioginė to žodžio prasme PlayStation konsolė paaugo per šitos 21 metus, štai taip antrasis PlayStationas atrodo šalia praėjusiais metais pasirodžiusios 5-osios konsolės. Kosmosas, kosmosas. Na ir pabaigai, tūkstantmečio kartos dėžėje liko kai kas, kas turbūt bus aktualu tik tai man vienai arba labai nedaugeliui žmonių, tačiau tai yra labai didelė mano kaip Y kartos atstovės gyvenimo dalis. Aš kaip tūkstantmečio kartos atstovė užaugusi Kaune dažnai vaikščiodavau į Kauno dramos teatrą. Jeigu ten vaikščiodavot ir jūs iki 2004 metų teatro renovacijos, greičiausiai prisimenat tą didelę, gražią, žalią pagrindinės teatro scenos uždangą, kurios vidury buvo išsiuvinėta rūtelė. Po renovacijos ta uždanga buvo pakeista kita, visiškai atnaujinta, lygiai taip pat buvo išgriautos ir scenos grindys, viskas modernizuota ir pakeista naujai. Na, o to meto teatralams buvo padovanotas štai toks prisiminimas. Su įstiklintu originalios užuolaidos gabalėliu, ant kurio išsiuvinėta ta pati rūtelė, įstatytų į originalios scenos grindų gabalėlį. Tai yra vienas svarbiausių mano gyvenimo prisiminimų ir neabejotinai kai kas, kas man asmeniškai labai gerai atspindi mano Y kartos laikotarpį. Tikiu, kad ir jūs turite kažką tokio svarbaus savo gyvenime, be ko neįsivaizduojate savo vaikystės ar jaunystės, bet ko ir nebūtų, jei nebūtumėte Y kartos atstovai. Tai tiek šiandien slepiasi mano tūkstantmečio kartos dėžėje. Į ją būtų galima įdėti dar labai daug, pradedant tamagočiais ir užbaigiant marlėmis, kurias mūsų tėvai naudodavo vietoj pampersų.
Tačiau šiandien tiek, leiskit man žinoti komentaruose, kuris objektas jums sukėlė daugiausiai nostalgijos, ką galbūt ten įdėtumėt patys ir ar norėtumėt pamatyti tokios serijos antrąją dalį. Na o dabar aš su jumis atsisveikinu, iki kito karto. Ate.